Labų vakarų visiems atvažiavusiems čionai, nuostabiam Zarasų kraštan. Būkit sveiki, brungūs sveteliai, suvažiavę šiandien pas mum ne tik iš visas Lietuvos, ale net ir iš užsienio. Gerą vakarą, zarasiečiai, Zarasų miesto svečiai ir be abejo visi šventės dalyviai. Šį vakar mūsų gražiojoje Zaraso ežero saloje esame ne tik tam, kad pasitiktume trumpiausią vasaros naktį, bet ir dėl to, kad turime didžiulę šventę. Chorai atvykę iš visos Lietuvos atliks eksperimentinės 2014 metų Respublikinės dainų šventės Čia mano namai dainų dienos programą, kurią gražiausiai papildys bendrame Zarasų, Daugpilio ir Braslavo pasienio regionų projekte Mobilumo džiaugsmas sukurti darbai. Dabargi sugiedokime visi tautišką giesmę. O dabar į sceną norėčiau pakviesti Zarasų rajono merą Arnoldą Abramavičių, taip pat Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vadovę Ireną Seliukaitę, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorę Jovitą Migutavičienę ir Lietuvos liaudies kultūros centro direktorių Saulių Liausą. Sveikinimo žodis Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius. Labas vakaras, mėly žiūrovai, labas vakaras, dalyviai, šventės svečiai, choristai, sveiki atvykę į Zarasą. Aš manau, kad mes tikrai užsakėme neblogą orą, tikiuosi, kad kas tęsis iki pat ryto. Taigi, malonu čia visus matyti. Na ir turbūt gal ir simboliška. Šiandien švenčiame vieną tokią svarbiausių istorinio, kaip pavadinsime, tradicinių švenčių, tai Rasos šventė Joninės. Ir tai susijęta ir su Respublikinė dainų švente.
Šiandien dar vyksta tarsi tokia jos generalinė repeticija, kaip pavadinsime, prieš kitiemet vyksiančią, tokią jau nacionalinę šventę. Taigi malonu, kad tai vyksta Zarasuose, Sėlių žemėje, kur persikelkime ten kokį 1000 metų atgal, kai dar nebuvo turbūt sąvokų, kaip valstybinių sąvokų Lietuvos, Latvijos ar Baltarusijos. Žmonės gyveno kažkokį tradicinį gentinį gyvenimą. Bet tada būtent jie ir šventė, tą šventę, Rasos šventę, kuri atėjo iš dar tolimesnės glūdumos, kai naktis susijungė su diena. Nes turbūt tų laikų žmonės ir labiausiai jie jausdavo kažką tokio antgamtiško, kažką tokio nepaprasto, kai įsipina veikla tarp dienos ir nakties. Kai negalima nė akimirkos miegoti, kai reikia ieškoti paparčio žiedo, kai reikia ieškoti savo laimės žiedo. Ir per tuos tūkstantmečius, per tuos šimtmečius, laikai be abejo keitėsi, gyvename 21 amžiuje, bet tradicijos išlieka. Tai turbūt yra nepaprastai malonu ir būtent čia dalyvauja ir kitų valstybių dalyviai, kadangi mes esame pasienio trikampyje ir kiek simboliška, kad esame netoli išorinės Europos Sąjungos sienos, bet nepaisant to mūsų kaimynai Baltarusiai dalyvauja mūsų šventėje ir taip pat tarsi neša tokią istorinę tūkstantmečio Rasos šventės prasmę, kuri galbūt šiek tiek kitaip vadinasi pas jos Kupalos diena. Tai kągi gerbėjai, ačiū, kad atvykote į Zarasus, tikiuosi, kad tai atvyksite dar daugiau. Šiandien yra tradicinė Rasos šventė, Joninės, bet turėsite progą atvykti ir roko festivalius, ir automobilių lenktynės, ir kitus renginius. Taigi sveiki atvykę ir laukiame dar. Na, o be abejo šventė, kad įvyktų, reikėjo labai daug žmonių ir daug organizacijų pastangų, bet pirmiausia, turbūt pradėčiau ne nuo jų. Pirmiausia, pradėčiau nuo mūsų Zarasų krašto garbės piliečio, kompozitoriaus ir dirigento Liongino Abajaus. Aš norėčiau, taigi, choristai tikrai žino korifėjus maestro Lionginą Abajų ir aš norėčiau pakviesti į sceną ir įteikti jam padėką. Taigi maestro Lionginui Abajui padėka už chorinės muzikos sklaidą, dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir Zarasų krašto vardo garsinimą. Na, o kaip minėjau, mes šio šventėje turime Respublikinės dainų šventės Čia mano namai vardą ir to turbūt nebūtų įvykę be Lietuvos liaudies kultūros centro. Ir nuoširdži padėka jo direktoriui, ponui Sauliui Liausai. Ir jokia šventė turbūt neįvyksta be renginio vyriausio režisieriaus, tai ponia Leokadija Dobožinskaitė. Ačiū dalyviams, ačiū svečiams, gero renginio. Na, o dabar žodis Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų kultūros ir jų vadovė. Gerbiamas merė, mėly
gražiausios Zarasų krašto žmonės ir žinoma visos Lietuvos šauniausieji choristai, dainininkai, mėgėjų meno nešėjai, vėliavos nešėjai ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Sveikinu jūs visus pačią gražiausią vasaros šventę. Įstabiausiu metu, kai viskas pupa ir lipa aukštyn, čia Zarasuose liejasi kūrybingiausios žmogaus galios. Tai, ką gali kiekvienas, ką gali čia susirinkę šaunieji, puikieji mūsų žmonės, juos mokantys chorvedžiai, juos mokantys specialistai. Tai džiaugsmas, kurį matome ir kuris veši šiandieną visą vakarą. Labai džiaugiuosi, kad ši šventė vyksta Zarasuose, kūrybingoje savivaldybėje. Per 20 nepriklausomybės metų įrodė, kad visos vykstančios šventės čia sutraukia ne tik Zarasų gyventojus, bet važiuoja aplinkiniai rajonai, važiuoja iš visos Lietuvos. Ką bedarytų Zarasų kūrybinga brigada kultūros žmonių, iš tiesų tai yra puiku ir kelia didelį pasigėrėjimą ir pasidžiavimą jumis visais. Ačiū supratingiems vadovams, kurie kiek gali, kad ir kaip sunku, kad ir koks biudžetas bebūtų, bet stengiasi iš visų jėgų padėti kultūros žmonėms. Ačiū visiems, aš iš tikrųjų didžiuojuosi per šitą vasarą, ką tik tai išsiskleidė šokių šventė Marijampolėje. Gražios šventės Vilniuje kaip įžanga kitų metų jubiliejiniai Lietuvos dainų šventei. Ir tai, kas vyksta, rodo, kad iš tikrųjų net generalinė repeticija, kurią laikome šitą šventę, gali būti puiki. Ačiū, mielieji visiems. O žiūrovams linkiu būti labai nuoširdžiai klausantiems, plojantiems, dėkojantiems šitiems žmonėms, kurie suteikia tokį didelį džiaugsmą. Gražiausios vasaros šventės visiems. Ačiū. Jolita Mikutavičienė, Zarasų savivaldybės kultūros centro direktorė. Mėly svečiai, šventės dalyviai, šiandieną Zarasuose dviguba šventė. Pas mus suvažiavo dainingiausi Lietuvos žmonės. Zarasai baigė vykdyti didelį tarptautinį projektą Mobilumo džiaugsmas, kuriame dalyvavo Baltarusija, Latvija ir Lietuva. Ir šiandieną dalyvauja mūsų partneriai iš Brastalovo ir Daugpilio. Galbūt kyla klausimų, kodėl mes per Jonines darom mūsų projekto pabaigą. Kai buvo kuriamas projektas, visi galvojame, kas bendra Lietuvai, Latvijai ir Baltarusijai. Kokios šventės turėtų mums sekasi padaryti kartu. Ir visi priėjo išvadą, kad Lietuvoje Rasos, Baltarusija, Janka Kupala ir Latvijoje Lygo būtų ta šventė, kurią mes organizuotume per Jonines Zarasuose. Mūsų asocijuotas partneris projekte Lietuvos liaudies kultūros centras, kurie buvo ekspertai etnokultūros stovykloje Baltarusijoje. Labai ačiū, labai kvalifikuoti specialistai. Ir šiandien mes šioje scenoje pamatysime etnokultūros stovyklos rezultatą, kurie mokosi groti senaisiais muzikos instrumentais ir šita stovykla vyko Baltarusijoje. Šokių stovykla vyko Latvijoje. Ir čia matome šokėjus Lietuva, Latvija, Baltarusija, kurie padarė bendrą programą, taip kad mes ją šiandien pamatysime. Praėjusiais metais Zarasuose vyko jaunimo kūrybos stovykla Undinėlio daina, vokalas ir modernaus šokiai. Taip pat jie paruošė savo programą. Na, o paskutinė stovykla, teatro stovykla, vyko 5 dienas Zarasuose, kur mes visą šitų stovyklų rezultatą sujungėme. Linkime visiems
žiūrovams malonių akimirkų ir tikimės, kad tokie projektai, tarptautiniai projektai, vienijantis tautas, tikrai bus ateityje. Taip pat mes bendrai organizavome chorų šventę ir norėtume Zarasų kultūros centro padėkos raštą už respublikinės dainų šventės Čia mano namai Zarasuose organizavimą įteikti Liaudies kultūros centro specialistei Aurelijai Andrijauskaitei, kuri atsakinga už visą chorinę veiklą Lietuvoje. Žodis Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriui Sauliui Liausai. Labas vakaras, gerbiamas merė, gerbiami dirigentai, vadovai, choristai, visi organizatoriai ir čia susirinkusieji žiūrovai. Visų pirma, noriu pasveikinti su šiuo nuostabu vakaru, čia nuostabia švente. Pasveikinu visus Jonus ir Janinas. Taigi, per šias šventes nuo seno lietuviai švęsdavo dainuodami ir saugodami savo tradicijas ir puoselėdami. Ir dainų šventė, aš manau, pati didžiausia ir labiausiai atliepianti mūsų tradicijom šventė. Ir man džiugu, kad ateinančiais metais mes švęsime dainų šventės jubiliejų, 90 metų jubiliejų. Žinoma, šita tradicija nebūtų gyva, jeigu nebūtų šio gražaus būrio dainininkų, kurie būtent savo dainavimu, savo meilę dainai, savo džiaugsmingais pasirodymais, tos tradicijos puoselėjimu tą šventę palaiko. Jūs esate tikriausiai tos šventės puoselėtojai, tradicijos tęsėjai ir jokie įstatymai, jokios strategijos nepadėtų išlikti tai šventei gyvuoti, jeigu nebūtume jūsų. Nuoširdus jums ačiū. Na, žinoma, labai džiaugiuosi, kad ša šventė vyksta būtent Zarasuose. Paskutinius dešimtmečius matom, kaip Zarasai auga kartu su kultūra ir džiaugiamės, kad čia buvo pirma Lietuvos kultūros sostinė. Čia vyksta didžiuliai tarptautiniai renginiai ir tikrai drąsiai Zarasai gali save vadinti ne tik ežerų krašte, bet ir kultūros šventė. Taigi nuoširdžiai noriu padėkoti, kad būtent ne tik, kad patys renginiai vyksta, bet čia yra puikios sąlygos jiems skleistis. Mūsų kitų metų dainų šventės tema yra Čia mūsų namai. Tai tikrai visų dalyvių vardu, organizatorių vardu drąsiai galiu sakyti, kad mes čia jaučiamės kaip namuose. Taigi leiskite visų dalyvių vardu, vadovų vardu padėkoti Zarasų savivaldybei, asmeniškai merui, komandai ir visiems prisidėjusiam, kad šita šventė įvyktų. Taigi, noriu įteikti atminimo dovaną, dainų šventės simbolį gerbiamui Zarasų miesto merui. Taip pat žinoma, be mero yra didžiulė komanda ir norėčiau, kad tikrai viešai, garsiai išgirstumėt tos žmonės, kurie čia dirba, gyvena ir kūrė, kad šitos gražios šventės, šitie gražūs stebuklai įvyktų. Taigi noriu dėkoti Zarasų savivaldybės kultūros centro direktoriai Jovitai Mikutavičienei. Jūrai Nastajieniai, direktoriaus pavaduotojai.
pat daug prie šventės prisideda šventę reklamuodami laikraščio Zarasų kraštas redaktoriui Valdui Šerėnui. Taip pat šventės koordinatoriai Rasai Lukošiūnaitei. Šventės reklamos koordinatoriui Erikui Černovui. Taip pat direktoriaus pavaduotojai bendriems ir visiems ūkio reikalams Vilmai Vilimieniai. Ir šventės koordinatoriai Rimutė Vitaitė. Na žinoma, šventė nebūtų, jeigu nebūtų šventės kūrėjų. Taigi noriu dėkoti ir sveikinti ir kviesti sceną šventės režisierę Leokadiją Dobužinskaitę. Taip pat įteikiam šios šventės, dainų šventės simbolį. Šventės vyriausiai dirigentė Reginai Maleckaitei. Šventės vyriausiam dirigentui Kastyčiui Barisui. Ir šventės vyriausiam dirigentui Egidijui Ališauskui. Na ir leiskite man vis tik tai šiandien dar kartą pasidžiaugti Zarasais, dėl to, kad šis kraštas nuo seno yra dainų kraštas ir išaugino Lietuvai didelius dainos ąžuolus. Lietuvos liaudies kultūros centras yra įsteigęs nominaciją pačią aukščiausią vertinimą už indėlį dainų šventę Aukso paukštės nominaciją. Ir šiemet pirmą kartą už viso gyvenimo indėlį nominacija skiriama šio krašto garbės piliečiui, maestro, profesoriui Lionginui Abariui. Visų vardu nuoširdžiai sveikiname. Taigi dirigentams plačių mostų, dainininkams skambių dainų, o žiūrovams gerų įspūdžių. Kągi, Lionginas Abarius, mūsų kraštietis, mūsų Zarasų krašto garbės pilietis, maestro Lionginas Abarius norėtų turbūt irgi tarti keletą žodžių zarasiškiams. Aš laimingas, kaip niekad, didžiuojuos, kad gimiau šiame krašte. Myliu šio krašto žmonės, myliu jūs brangus, kurie čia susirinkot. Jeigu ne jūs, gal aš nebūčiau sukūręs ir dainų, ir gal mano dainos neskambėtų dainų šventė. Jūs mano įkvėpimas,
džiaugsmas, mano gyvenimo didžioji prasmė. Brangus dainorėliai, jūs išlaikysit Lietuvą, kol jūs dainuosit, Lietuvai negrės joks pavojus. Ačiū, kad dainuojate, dainuokite per amžius. Brangūs žiūrovai, lenkiuosi jums, kad gausiai susirinkot. Ačiū labai, man reikės ilgai gyventi, kad šitą apdovanojimą pateisinčiau. Ačiū. Ačiū Jums. Kągi, o dabar pasiklausykime Augo bernelis. Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina. O diriguoja Lionginas Abarius.
dainuoja mišrūs chorai. 3 dienas Juozo Tallat Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina. Dirigentė Jūra Nastajienė. Kazimiero Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina. Dirigentė Dalia Gaspariūnienė.
Tamulionio išplėtota lietuvių liaudies daina. Dirigentas Tomas Lapinskas.